Europos parlamento savaitė. Ruduo, dirba komitetai ir politinės grupės. Norėčiau informuoti Jūs apie du dalykus. Šią savaitę Liberalų demokratų frakcija parengė naują investicinį pasiūlymą Europai, kokiu būdu mes galėtumėm sukaupti 700 milijardų eurų. Pinigai ateitų iš privačių investuotojų, iš piliečių, kurie būtų suinteresuoti investuoti, kadangi valstybėms narėms būtų pasiūlyta neapmokestinti šitų investicijų. Tuo tarpu 700 milijardų eurų tai to, ko reikia pakelti Europos ekonomiką, paskatinti investicijas, skaitmena, transportas, energetika. Štai tos sritys, kurios reikalauja didelių investicinių lėšų. ES atsilieka nuo konkuruojančių ekonominių blokų ir valstybių, todėl mums reikia imti šitų dalykų. Šią savaitę surengiau diskusiją, konferenciją apie Rusiją. Kokia Rusijos politika, ką jinai žada Europai. Manau, kad mes turėjome gerą pokalbį ir Jūs galite rasti šito pokalbio įrašą Europos parlamento ir mano interneto puslapyje. Iki kitų kartų.